toliau tą mintį. Aš kalbu, kad maldoj pošlovinimo žodis ir jis dažnai tas žodis ateina ir aš nenoriu jo paslėpti, abejoti ir nedvėjoju. Jeigu jis ateina, vadinasi, jis yra visiems. Kada mes girdim žodį, mes galim uždaryti ir širdį nepriimti. Pasikartosiu, ką jums kalbėjau, kas į kamerą jungiasi, šalom, gyvo Dievo bažnyčia čia Šiaurės Airijoje, amen, atvykit, kas netoli, kas norit ir kas nenorit atvykit. Vis tiek atvykit, nes kūnas būna nenori, bet Dievo dvasia ragina atvyk. Ir aš kalbu, kad Dievo žodis kalba, kad jisai skverbėsi į širdį, ne į protą visų pirmiausia. Kada mes skaitom Dievo žodį, Dievas sako, pakeiskit mąstymą Dievo žodžio, amen. Bet Dievo žodis, kada jūs jis išeina, kada jūs jį girdit, sako, jis skverbėsi į širdis, jis kaip dviašmenis kalavijas, prie to aštrus. Ir skverbėsi į širdis ir keičia sumanymus ir mintis. Žinote raštų vietą. Ir man maldoje atėjo, kad kada jūs išgirsit žodį šiandien, ar žodį kada ateityje, jūs neuždarykit širdies durų. Nes širdis yra kaip tokia sfera, taip kaip miestas, kaip tvirtovė, kuri turi duris, turi vartus, jūs galite uždaryti ir nepriimti. Kaip galima uždaryti Dievo žodžių į širdį? Pajungia savo logiką, kuri nesutampa su Dievo žodžiu. Jūs lyg ir suprantat, kad tai Dievo žodis, bet jūsų situacija, dabartiniai dalykai, kuriuos praeinat, tiesiog nesusitapatina su Dievo žodžiu, jums priešinas ir galvoja, nu va, taip, čia tokia mano situacija, ir išdarot. Ir matot, kas vyksta. Jums lyg ir atrodo, kad jūs išgirdot, bet Dievas mato, kad jūs uždarėt širdį ir tas žodis nepasisėjo, kuris prie to yra siekla, į jūsų širdį, nes jinai uždaryta, nukrito kažkur kitur ir prie to neužaugina, neužauga ir neneša vaisiaus. Todėl būna girdim pamokslų daug, priimam tik tai truputį ir vaisiai maži. Jeigu praeina savaitė, 2-3 mėnuo ir niekas nevyksta tų pačių problemai, tų pačių situacijų, jūs girdėjote tą žodį, jūs galbūt pasikartojot, vėl girdėjote tą žodį, dar kažkas paminėjo jums tą patį žodį, bet jūsų širdis uždaryta, nes jūsų problema kaip kalnas. Jūs sako, taip, aš tikiu, kad Dievas gali, bet aš kažkaip tai pats, susitvarkysiu. Ir gaunasi, kad nesusitvarkot, vaisiaus nėra, ramybės nėra, rezultato nėra. Tai priklauso, kad įsiklytė turi įkristi, jūs turi atidaryti širdis, ne pasauliui, ne žinioms, ne neigiamai informacijai, bet Dievo žodžiui. Patinka jums jis šiandien, ar nepatiks jis šiandien, nuspręsk, aš atidarau, nes aš noriu, kad sieklos kristų tavo į mano širdį ir užaugintų derlių reikiamų metų. Šloviai tavo ir mano gerovė, amen. Ir aš norėjau šiandien labai dalintis panašią temą. Ir aš dalinsiuosi. Ir aš tikiu, tai Dievas įdėjo man. Nes aš jau per kelius užrašus susirašinėjau nuo pradžios savaitės. Jūs esat patyrę tikriausiai visi momentus. Aš jau kalbu tikintiems žmonėms, kurie įtikėjo ne pirmą dieną, bet jeigu ir pirmą, jeigu ir dabar, jeigu ir šiandien, amen, ačiū Dievui, kad tiek buvę be Dievo pasaulyje, tiek su Dievu, mes patenkam visokius rūpesčius, problemos, jūs mus tarsi būna, mes susidurėm su jom, mes būna jos lyg persekiojamos. Ir tai nepaslaptis, susiduria ir labai tikinti žmonės, ir labai dvasingi žmonės, nes problemų pilnas pasaulis, amen. Tokia jau yra tiesa. Ir mes jame gyvenam. Bet ką aš patyriau pati ir ką aš pastebėjau ir aš tikiu Dievas man labiau atvėrė, kaip reikia saugotis, nepapulti į rūpesčius spąstus. Kas tie rūpesčiai? Rūpesčiai gali būti nuo smulkiausių mažų dalykų iki didelių. Pavyzdžiui, rūpestis kažkam skolas, kaip susimokėti. Yra didelis skola, žmonės rūpinasi, galbūt ten barškina į duris, atiduok, žinai, skolą. Būna įvairių situacijų žmonės ir tarp kitko tikintis turi tokias problemas. Bet būna tokie smulkus dalykai, taip kaip maistas ir rūbas, kasdieniniai dalykai,
persekioja tikinčių žmonės, jie nuolatos rūpinasi. Ir aš buvau susitikus žmonių gyvenime, kurie tokiuose rūpesčiuose ir jiems yra natūralus gyvenimas, jiems yra kasdienybė ir jie neįsivaizduoja gyvenimo be jų. Žinot, jeigu jau jų nėra, tai kažką reikia sugalvoti, nes neįdomu gyventi darosi. Turi kažkas vykti. Nuolatos kažkas turi vykti. Toks paprasčiausias rūpestis, ką dėtis į pietus į darbą. Ir galvoju, nu ką čia man dabar dėtis, tai jau, o rytoj, tai ne šiandien, jau šiandien atidirbęs, jau šiandien jau praėję, bet rytoj, o palauk dar ir poryt. Ir žmogus rūpinasi tokiam smulkmenom ir užgliučina savo galvą, širdį, protą tuom. Dar kitas ateina, koks nors savo rūpesčius užverčia, žinot, kaip maišą bulvių supūsiu. Ir tu toks, taip, aš suprantu, palaiko tarsi vienas kitą, išeina rūpesčiai neįspręsti, problemos neišspręstos, viskas liko kaip liko, lyg išbėrė, bet vis tiek išsinešė ir tau dar paliko. Ir supranta, ir žmonės va taip, jie tarsi dalinasi, bet išeities neranda. Sprendimo nėra, ta pati situacija, tik tarsi kabutėse palengvėjo, kažkam išpyliau dalį. Vat paėmiau ir išpyliau dalį, kad lengviau neštis būtų tą dalį namo. Ir vieną dalyką, ką aš supratau, prieš atostogas, porą savaičių, mano gyvenime buvo toksai momentas, kad šiek tiek, ne visiškai, kad tenai jau skradžiai, bet smulkmenos aš pastebėjau, pradėjo atitraukti mane nuo bendravimo su Dievu, nuo buvimo laiko praleidimo su juo, nuo žodžio skaitimo. Suprantat, kada mes žmonės dirbam, mes visi kažkiek mažiau daugiau dirbam, mes turim šeimas, mes turim vaikus, mes turim mažamečius vaikus, mes turim rutiną, mes turim atlikti kažkokius tai darbus teisingai. Ir ant to viršaus kažkokie dar dalykai, pavyzdžiui, tokie kaip apsipirkimas, planavimas, kažkas. Ir aš pastebėjau, kaip tavo protą uždengia tai. Kaip tu, žinot, yra buvę jums jausmas, kai jau, sakai, man jau bloga nuo to, jau man vemt norisi principą, aš jau nebegaliu to nešti, man jau antiek bloga, kad net nebenoriu. Man buvo momentas, kad aš net nebenoriu tų atostogų, nes antiek viskas toks mąstymas, to tam reikia, ko nereikia, šitas reikalinga, šitas nereikia. Žinot, smulkmenos ir prie to buitiniai dalykai, rūbai, batai, kažkokie tai va tokie smulkmenos, čia susiruošimas, čia, žinot, kaip moteris čia į kirpyklą, čia ten, ir lėki nuo vieno galo į kitą galą, nuo vieno galo į kitą galo, čia toks laikas, dar į darbą, dar namuose, dar valgymai, dar tvarkymai, dar vaikus į mokyklą, dar rutina. Ir laiko Dievo žodžiui nėra. Tu nori paimti įskaityti, užmiegi momentaliai, tu lūžti, tu pervargęs, tu išsekęs. Ir aš pastebėjau, jeigu ilgai mes leidžiam tai vykti, vienas dalykas, kad mes tolstam nuo Dievo. Dievas jis neatsitraukia. Jūs turite tai žinoti, nes Dievo žodis kalba, aš atėjau, apsigyvenau jumise, kur jūs eisit, aš su jumis visada. Šitą nemaišykit. Dievas neatsitraukia, nesako, jeigu jūs ir neištikimi, aš lieku ištikimas. Jeigu jūs ir man neištikimi, aš vis tiek lieku ištikimas. Dievas yra tas suverenai Bog, kuris laikosi tai, ką jisai laikosi. Mes tokie, čia šiandien taip, rytoj jau gal kažkaip kitaip. Žmogus jisai gali dvejoti, bet Dievas, jeigu pasakė taip ir amen, ir jo žodis parašyta, jisai sako, negrįžta tuščias. Jeigu jis pasakė, jis ir padarys. Vėliau ar anksčiau tai ir vyks, kas yra parašyta. Amen. Ir aš taip noriu, kad mes visi suprastumėm, nuo mažiausių iki didžiausių, nuo kūdikio, leliuko, Kristuje Jėzaus, iki brandaus, suaugusio, brandaus krikščionių, kuris galbūt jau turi tarnavimus. Netgi rūpestis tarnavimams yra ne nuo Dievo, nes kai kurie rūpinasi, kokį žodį kalbėti, kaip žmonės nustebint, kokią ten tą atmosferą sukurti, kaip viską sukurti. Ir žmonės gyvena tame ir prie to išvargsta, išsenka, pradeda suirsti, pykti, erzintis, nervuotis, kyla pyktis, nepasitenkinimas, nes to rezultato tu negauni, kiek tu įdėjai jėgų ir pastangų, nusivylimas galiausiai, galvoji, nieko nereikia, metu viską.
Kodėl tai vyksta? Todėl, kad mes besirūpindami tais dalykais, prie ko jau Dievas yra viskom pasirūpinę, nutolstam nuo Dievo. Ir aš užsirašiau, kad rūpesčiai didesni ar mažesni visada atitrauks jūs nuo Dievo. Kasdieniniai nepritraukia rūpesčiai Dievą, kaip kai kurie galvoja, bet atitolina mus nuo Dievo. Kodėl? Todėl, kad mūsų visos fokusas ir mintys ten. Prie to Dievas mini keletą kartų žodėje savo, kad jūs esat atpirkti iš šito pasaulio, ištraukti iš šito ir jūs nebe šito pasaulio. Dabar klausimas, kodėl mes, būdami ištraukti iš šito pasaulio, atpirkti, tarsi išrauti, jau nebėra gyvybės. Žinot, kai išrauni su šaknim augalą, jis principe persodinamas į kitą, jisai tenais atsigauna, jis jau iš ten nebegali būti, ten jo šaknis nebegali būti. Jis sako išrauti, kodėl jūs rūpinatės tais pasaulyje esančiais rūpesčiais. Ir tikriausiai daugiau sakys, nugi aš pasaulyje gyvenu. Bet ką Dievo žodis sako? Mato skyrius 6:25 eilutė. Pats Jėzus čia kalbėjo. Jėzus Kristus, kuris su Dievu, Jėzus Kristus taip pat Dievas atėjęs į žemę. Pats Dievas Kristaus kūne atėjo į žemę ir kalbėjo tiesą. Paguodė, atpirko, parodė, kas yra juoda, kas yra balta. Aiškiai atvėrė žmonėms kelią pas jį ateiti ir sugriovė daugelį įsitikinimų žmonių ir doktrinų. Ir jis sako, todėl aš sakau jums, Jėzus, todėl aš sakau jums, todėl reiškia, kad jūs esat ištraukti, atpirkti, jau šitas pasaulis toli nuo mūsų. Žinot, mano pastoriaus viena yra giesmė, tebūna šis pasaulis ten toli nuo manęs. Tebūna jis. Realiai jis jau yra. Jeigu jūs esat dvasiniai, jūs turit pasirinkti. Dvasia gyventi ar gyventi pasauliu. Ir mes esam didžioji dalis pasidalinę dvigubai. To ir to. Žinot, kai būna tortas padalintas baltas ir baltas šokoladas, rudas šokoladas, biškitų. Ir bandom išlaviruoti. Todėl dažniausiai ta pergalė, kur mes sakom, turiu pergalę Jėzaus Kristaus kraujo. Ir žiūri, neveikia. Tarsi šėtonas visada viešpataus, kol jūs esat pasaulyje. Šėtonas visada viešpataus toj sferoje, kol jūsų apsunkinė rūpesčiais pasaulio. Jis turi prieimą tada. Bet kada žiūrėkit, Jėzus pasakė, todėl aš jums sakau, per daug nesirūpinkite savo gyvybę. Gyvybę. Ką valgysite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Kažkas šiandien galvoja prieš bažnyčią, ką rengtis, tą rengtis, o gal tą rengtis, o gal tas, o su tuo man važiuotų. Pridenk kūną svarbiausia ir viskas. Dera, nedera. O dar moteris kokius aksesuarus, ką dar gada pridėti, kada atimti, kas tiks, netiks. Todėl sako, turėkit porą marškinių, batų, nereikės, nebus iš kur rinktis, atsidarys spintą, nieko nėra, kas yra, apsimoja. Kuo daugiau pasirinkimų, tuo daugiau konfuzo. Žmogus nežino, ko jam. Žinot, kai būna meniu, kai pasiėmė restorane, kuo daugiau didesnis meniu, tu nebežinai, ko be nori. O kai yra 1-2, kas čia per restoranus pasirinkimo nėra. O tai būna ir tarp krikščionių. Ir sako, argi gyvybė nedaugiau už maistą? Pasiklausykit, argi jūsų gyvybė nėra daugiau už maistą? Jūsų pats gyvenimas, tas kvėpavimas, kad jūs esate gyvi. Ar jinai nedaugiau už maistą ir pats kūnas už drabužį? Mes kartais sureikšminam tos materialius, negyvus dalykus labiau negu pats save, kad aš gyvas,
aš turiu Jėzų, jis apsigyveno manyje. Tai visi dalykai, jie yra tik tai aksesuaras, tik malonė Dievo, tik palaiminimas, man nereikia fokusuotis. Žinot, kad Dievas gali net skolas padėti jums labai lengvai išsimokėti. Aš nesakau, kad visas padengti, būna stebuklų, būna Dievas daro stebuklą. Visų pirmiausia, mes turim už savo neišmintį, dabar ateina iš Dievo žodis, iš savo neišmintį, kada mes prisidarom kokių skolų, tai praeitį, ar tai prieš Kristų ateinantį mūsų gyvenimą, ar po būnant jau Kristuje Jėzuje, atgailaut už savo neišmintį. Atgailaut už savo geismus, kurių mes per geismų prizmę prisijėmėm paskolų ir prisidirbom savo skolų. Sakykim tai. Tai vyksta. Užsimaniau, easy, kreditai, dabar pilna visur duodam ir sėdi paskui žmogus surištas. Atgailaut, pripažinti už neišmintį. Dieve, aš nusidėjau, atsiprašau, kad paklusau geismams, ne tavim, ne tavo dvasia. Ir paprašyti Dievę, padėk man šitai situacijai. Aš žinau, kad tau nėra neįmanomų dalykų, tu viską gali, tu mano tėtis. Aš pavedu šitą situaciją tau. Ir prašau tave, suteik man išminties. Kaip viską gražinti, kaip viską atiduoti. Nes aiškiai Dievo žodis sako, nebūkit niekam, niekados skolingas nieko, išskyrus meilę vieni kitiems. Skola visada suriša. Skola yra vergystė. Todėl venkit pulti, geismais vedami kažką įsigyti. Užsimaniau noriu. Žinot, būna tas toks, nes pagundų pilnas pasaulis. Pilnas. Visų pirmiausiai traukis nuo to, eik į kambarį, myliai melskis Dievui ir rask pas jį ramybę, pilnatvę. Ir atiduok šitą prašymą, jeigu labai nori tėčiui ir ateis laikui, jeigu to reikės, Dievas suteiks reikiamą metu. Bet neskubėkim. Kiek žmonių yra, pažįstamas nusipirko namą, man žūtbūt reikia irgi. Į skolas krenta, į kreditus krenta, užsideda savo kryžių tokį, kad paskui vos pavilkti. Ir kryžių prie to ne Jėzaus kryžių, kuris sako lengvas nešti, bet kryžių pasaulio. Aš nesu prieš namus turėti savo, niekada nesu prieš, bet aš esu prieš būti skolininkas visą gyvenimą, nes tai vergystė. Amen. Ir sako, mato skyriuje Jėzus sako, taigi nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Ir čia labai įdomus dalykas, jeigu atkreipė dėmesį skaitydami, kad čia kalba nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai, reiškia ne kiekvienai žmogui, bet kiekvienai dienai gana savo vargo. Čia kalba, kad žinot, kada būna, kaip bus rytoj, arba ten rūpinasi dėl oro, dėl menkiausių dalykų susirūpinę, kaip bus, kas bus, kaip nebus. Sako, stop, su šitais dalykais tau visiškai nereikia rūpintis, nes diena pasirūpina pati savim. Jinai ateina, jinai praeina. Suprantat? Jums nereikia sukti galvos. Jeigu jums reikia gero oro, nekeik, bet sakyk, Dieve, prašau tavęs. Pavyzdžiui, kiek yra buvę, aš galiu liudyti. Išvažiuoju vaikščioti, pradedu linot. Dieve, sakau, duok nors 15 minučių giedrą dangų, sustabdyk lietų. Ir norit, jūs neįsivaizduojat. Pravaikštai ir lygiai pradeda lyti. Tu sėdi mašinai, visiškai nesušlapęs. Yra buvę kokie nors gimtadieniai parke ir koks oras, kažin bus. Žinot, mes į priekį taigi negalim numatyti. Aš žinau, kad Dievas pasirūpins savo vaikams gerą orą. Ir visada jisai yra. Tikėjimas. Prašymas. Sako, tėčio, jūs prašykit. Tai yra toks ne tai, jau kaip bus. Ir žinot, antrą variantą. Žinot, jeigu tas neišdegs, tai kažką turėtų ekstra. Kad turėtum kaip pakeisti. Smulkmena, bet jinai veikia. Ir Filipiečių skyrius 4-6. Nieko per daug nesirūpinkite. Žiūrėkit, kas vyksta. Kada mes turim rūpesčius, bet kokius, didelius ar mažus. Dievo žodis, jisai mokina mus negyventi tose rūpesčiuose, bet visada ateit pas jį. Visada ateit pas jį,
atneštos rūpesčius Dievui, malda ir prašymus, sako, visuose prie to reikaluose, kokių jūs beturit, su kuom besusidurit. Malda ir prašymai, dėkodami su padėka, atiduodat savo troškimus, savo norus, savo rūpesčius ir tesidaro visą tai žinoma Dievui. Daugelis galvoja, Dievas jau taip žino viską apie mane. Žinoma, jis žino viską apie tave. Bet Dievas nepriešinasi savo žodžiu. Jeigu yra parašyta atnešk, pavesk, atiduok, išvardink, tikėk ir dėkok, vadinasi, taip reikia daryti. Ir aš pastebėjau, koks sunkumas ateina. Aš tik tais tą pajutau truputėlį, bet aš negaliu įsivaizduoti tų žmonių kailyje, kurie gyvena tai kasdienybėje. Ypač krikščionys. Kiek girdžiu problemos ant problemų. Jūs atitolę esat taip toli nuo Dievo, kad tos problemos jau nebeįsisprendžia, o jų daugėja, nemažėja. Kodėl Dievas kviečia, kodėl jis tai padarė ir kalba, čia yra gyvas žodis, mėlyje, tai nėra išgalvotos istorijos, kad jūs kažkaip tai paglostyti, išglostyti, iščiučeliuoti. Tai Dievas kalba. Kodėl jis taip kalba, net vienoje vietoje sako, meskit rūpesčius ant manęs, ant jo, reiškia, ant Jėzaus, ant Dievo, nes jis jumis rūpinasi. Net iki tokio lygio, kad būtumėt laisvi, nes kiekvienas susirūpinimas per daug, kada įsigilinat, jis atitraukia jūs nuo Dievo. Ir kas vyksta, jūs pradedat atšalti, žarijos nebedega. Ir pradeda kilti didelis pavojus. Supraskit tokį dalyką. Kol dega ugnis, tol demonai negali prisiartinti prie jūsų. Ir jūs esat pavojingi velniui. Kol užgesta, kada užgesta, jis viskas, jis pagavo jūs. Todėl didžioji dalis krikščionių gyvenime neišsisprendžia problemos, jų tik daugėjo, nemažai. Jeigu viena kažkaip įsisprendė, kita. Žinot, kaip nuo meškos ant, kaip ten sako, nuo vilko ant meškos, nuo meškos ant vilko. Žinot, tokioj bėgioje. Jeigu ne tas, tai anas, jeigu ne tas, tai anas, jeigu ne tas, tai anas. Galvojėjo. Ir jie vadina tai išbandymai. Bet iš tikrųjų tai yra atšalimas. Dievui atšalė žmogus. Žarijos nėra ugnies. Demonai tai žino, demonai tai mato, demonai pradeda atakuoti tokį žmogų. Jie mato, kad tas žmogus, pas jį tikėjimas sumažėjęs, pas jį intimumas su Jėzumi nebėra, jis atšalęs, jis atitolęs, jis maldos jo trumpos, jeigu jos yra iš viso jos į ten kelią minutės, jis nebeturi nei laiko, nei noro melstis, žodis iš viso jau uždaryta, knyga padėta, bando skaityti, nebesiskaito ir velnias tai mato. Ir jis pakiš dar didesnis rūpeščius, kad tik atsitraukti. Rūpeščiai yra ne iš Dievo, bet iš šėtono. Bet didžiausia dalis rūpeščių kyla iš mūsų geismų, ko mes norim. Kuo daugiau jūs kažko norit, tuo daugiau jūs rūpeščių turit. Todėl sako, viso ko trokšti Dievo buvimo. Visko ko trokšti artumo su juom. Kaip jūs pripildyti esat juom, visi tie dalykai, ne tik, kad pridedami atėjus laikui ir gana greitai, bet prie to pačių jų geismų nebėra geismams vietos. Jeigu širdis yra padalinta geismoms, dalis Jėzui, visada tas siela jinai ves į geismus labiau, nes kūnas nori kūniškų dalykų. Dėl sako, dvasia nepaklūsta kūnui, kūnas dvasiai. Du dalykai kovoja viduje. Bet tu gali nuspręsti, tu gali pasakyti, nebus taip. Aš einu į kambarėlę, aš užsidarau. Aš vaikščiojau grįžus, išvažiavau į gamtą. Vaikščiojau gal 1,5 valandos ir man patinka vienai pavaikščioti, pakalbėti su Jėzumi, pabūti su Dievu, melstis. Aš gaunu atsakymus. Ir toks laikas, man patinka tas laikas. Aš nesakau jums, kad reikia kažkur išvažiuoti. Tas ir yra kambarėlis, jis gali būti kažkur jums išėjus. Tai yra ta vieta, kada neblaško jūsų dėmesio, kada neblaško vaikai, vyras, kažkas užėsiai, kažkokie triukšmai, kada jūs esat jūs, tu ir jis, kada niekas neblaško tavęs. Tada tu gali girdėti Dievą. Aš vaikščiu ir galvoju, štai kodėl Jėzus jis atsitraukdavo nuo minios. Štai kodėl Jėzus atsitraukdavo nuolatos nuo minios, jis niekada nevedė ilgų maldų miniose. Jūs matėt, jūs girdėjot, kad Jėzus melstųsi ilgom maldom,
apsuptas žmonių. Fariziejai tik meldėsi atsistoja, kad visi juos girdėtų ir matytų, sako taip. Venkim būti matomi bažnyčiose, maldininkai super puper, kada namuose neturim kambarėlyje maldos. Nu, pasirodyti prieš publiką koks aleliuja, kokios maldos ir visi, wow, kokios maldos. O jis ten namuose jokių maldų. Venkim pasirodyti prieš žmonės. Maldininkai. Svarbesnė malda ne prieš žmonės melstis ir pasirodyti kokie gražūs žodžiai. Ir kitas galvoja, aš iš vis nemoku melstis. Kai išgirsti tokį. Tavo malda yra svarbesnė kambarėlį. Tavo malda yra svarbesnė, kada nieks neblaško, kada jis girdi tik jis tave. Ir tu jį. Ten yra svarbesnė vieta. Mes meldžiamės už žmonės, bažnyčia yra ta vieta, kada meldžiamės už poreikius, už žmonės, sako, kur 2 ir 3 susitarė mano vardu, melsis kokiu dalyku jiems suteiks, nes tikėjimas yra sujungtas. Bet aš netmetu, kad nereikia melstis bažnyčioje, bet aš tą kalbu faktą, kad nebūk tas toksai, aš toks, wow, o iš tikrųjų namuose ten nėra nei laiko, nei noro, nei vietos tiems dalykams. Arba praktikuoja, kad parodyti save paskui. Online'uose dar kažkokios maldos, bet juose nėra jėgos, juose nėra Dievo meilės, juose nėra nieko, tik žodžiai tušti tarabai, barbenantis. Ir Jėzus jis atsitraukdavo nuo minios ir praleisdavo gana nemažą laiką su tėvu. Ir man buvo, kodėl Viešpatie, jis Dievas. Ir aš supratau, žiūrėkit, mes buvom išvažiavę atostogų ir aš stebėjaus tą laiką, aš pasėmiau Bibliją, aš pasėmiau dar knygą, gal tik skaitysiu, tiek būsiu ir nieko neįskaičiau labai mažai. Vienu momentu bandžiau skaityti kambarį, dar vyras klausė, ar skaitosi. Ir aš pajutau vieną dalyką, kaip sunku yra skaityti žodį Dievo, kada yra apsupta visokių kultūrų, tautybių žmonių. Ir aš galvoju, Dieve, kas čia yra, kodėl taip yra, kodėl taip sunku įsiskverbti žodį, tu skaitai ir tu tiesiog, wow, šiandien skaitau ryte ir tu tiesiog tokie dalykai atsiveria, kur tu anksčiau galvoji skaitydavai tik kaip knygą, o dabar tu skaitai ir galvoji tą kalbėti. Ir jaučiu dvasiai, tu neskubėk, nes mes galvom, užmiršiu, žinai, reikia kažką daryti su tuom. Ir aš jaučiu dvasiai, kad tai ateis laiku, tai kaip lobiai kreunasi, ateis laikas, jis atsivers. Ir aš galvoju, kodėl? Ir aš supratau, matot, kadangi yra dvasinis pasaulis, yra žmogus kiekvienas žmogus yra su kažkokia tai dvasia. Ir kada jų daug, tai netriukšmas. Triukšmas jis netriukšmas, bet dvasinė atmosfera. Ir kada ta dvasinė atmosfera yra galbūt daugiau juoda, nešventa, sunku yra skaityti žodį. Nes velnias jisai turi savo darbą, jis turi savo agentus, jis turi savo tarnus ir jis daro viską, kad tu negalėtum skaityti žodį, negalėtum pamaitinti dvasios. Ir vėlgi kas vyksta, tu nemaitini dvasios, tavo siela, jinai pradeda viešpatauti. Tu pradedi būti susierzinęs, pradedi būti nepatenkintas, tave niekas netenkina, džiaugsmo nėra, jau pats save pagauni, kad kažkas čia ne taip. Man jau nebepatinka tas jausmas, kuriam aš gyvenu. Aš jau nebenoriu šitose dalykuose darytis. Ir atrodo, žmonės sako, kam tas Dievo žodis, kai čia online prisiklausiau, belė kiek pamokslų ir gerai yra, bet ten tos širdis uždaryta, sieklos kažkur nukrito iš šonos, vaisiaus nėra, nieko nėra. Žodis yra reikalingas. Neatmeskit žodžio. Žodis maitina jūsų dvasinį žmogų. Maistas maitina sielą. Jūsų geismai, fabrikuškės maitina sielą. Kuo daugiau mato, tuo daugiau nori. Tuo pat siela tik hupt. Ir niekad nepasitenkina. Žinot, būna tokie žmonės, kai sako, ne žmonės, bet, negaliu gal pasakyti žmonės, kad sako, nepasisotinė. Duok, jam niekada negana. Tai yra siela. Tai yra siela. Jai niekada nebus gana. Jūs galvojat, oi šeimai susitvarkys santykiai, aleliuja, aš tarnausiu Dievui iki begalybės. Susitvarkys kitas bus.
kai įsigyčiau automobilį naują, kai aš važiuočiau, kad aš vežiočiau krikščionis namo. Įsigysi automobilį, sakysi, noriu kitokio jau. Siela niekada nebus soti. Taip kaip į kokį, žinot, prarąją mesk, prarijo ir nebliko. Įmeti, prarijo ir nebliko. Bet todėl Dievas ir sako, dvasia svarbiau. Maitinkit dvasią. Ir jeigu mes nustoja maitinti dvasią, viskas, jūs pajusit, kaip jūs pradeda traukti netgi prie pasaulio. Jau mintis tokios kažkokios netokios, kokios mintis. Tokie troškimai kažkokie atsiranda, jau tokie pasaulietiški labiau. Aš kalbu tie, kurie pajutot skirtumą. Kaip būt, kada esat pripildyti Dievo žodžio, Dievo dvasios, ir kada jūs jau be to atšalot. Kurie nedegė dėl Jėzaus, niekada nesupras šito žodžio. Jiems problemos natūralus dalykas, tai turbūt pasaulis. Bet problemas nėra iš Dievo. Jis nėra natūralus dalykas. Ar apaštalai susidūrė su problemam? Taip, susidūrė su problemam, bet jie visada pavedė save Dievui. Todėl ir sakė apaštalas vienas, sako, viską aš galiu Jėzuje Kristuje, kuris mane stiprina. Kad ir kokios problemos, kad ir kokios audros, kad ir su kuo aš susidūriau, sako, aš buvau ir alkanas, ir sotus, ir aprengtas, ir ne, viską praėjau, viską išgyvenau, bet prie to viską aš galiu Jėzuje Kristuje, kuris mane stiprina. Tai rodo, kad jie susidūrė su problemom, jie nebuvo kažkokie antgamtiniai ufanautai nusileidę ant žemės. Jie turėjo, Jėzus turėjo jų irgi, bet jie išmoko tas problemas pavest Dievui ir tikėjo, kad Dievas išspręs. Pažiūrėkite į Dovydą. Kada Saulius svarstė, oi, kaip tą Galijotą reik dabar, oi, armija stovi surikiuota visi, pergalė ir visi... Kelnes pilnas tikriausiai, nes kai išeidavo jisai ir galvoju, kaip čia daryti. Dovydas išbėgo, šitą kovą viešpatės, jinai ne mano. Ir buvo pergalė rankose, jie. O ten svarstė, patarėjus sukviečia, suprantat, masto, kaip išspręsti tą problemą, patarėjų daug. Jūs išeina krikščionis pa žmonės. Tokius drungnus krikščionėlius, o gal iš vis pasaulį. Ir savo problemas diskutuoja, kits, jo, taip, aš irgi praeinu, kaip aš tave suprantu, aleliuja. Išėjo, parėjo ir vis tiek ta problema ant pečių, nieks nepasikeitė, žmogus toj pačioj duobėj, nieks neįsisprendė. Būna taip, kada problemas išneša savo į kitus kiemus, išvardina, išsipasakoja, išdiskutuoja, pridiskutuoja. Pareina ir vis tiek ta problema, kaip žinot, kaip pririštas šuo šalia. Net nepririštas, vis tiek kartu. Nes tai jau galvoja, kad taip. Bet žinai, dar sako, palengvėjo. Na, aišku, ten pusė to maišo supūsių bulvių išvertė kažkam ant galvos. Palengvėjo. O kitas tom problemom, svetimom, taip apsikrovė, kad jam pyktis ant šeimos prasidėjo. Yra buvę jums. Nes tai yra demoniška. Tos problemos jis yra, žinot, kaip maži demonai. Jūs išvertėt kitam, kitas atvirai priėmė. Nesu troškimu padėti, bet tiesiog, žinot, būna per bendravimą. Ir paskui tas žmogus tokį sunkumą jaučia ir paskui tau toks susierzinimas, tave nervuoja vyras, tau nervuoja vaikai, visi, galvoju, kas čia vyko, nes dvasinis pasaulis. Prilipo kažkas prie jūsų. Ką daryti, kaip tokiam žmogui padėti vesti maldą? Nes Dievo žodis sako, niekada jokiais laikais nesikliaukit žmonėmis. Joks žmogus pasaulyje negali jūsų problemus realiai išspręsti. Nes joks žmogus jūsų nesukūrė, jūsų tvirti Dievą. Tik Dievas gali padėti ir išspręsti jūsų problemas tobulai. Aš neatmetu, kad mums nereikia žmonių. Esat palaiminti, jeigu turi dvasiniais žmonėmis esat apsupti. Bet ne tokiais, kurie tikėję, tokie, kurie jums nieko negali duoti. Bet tie mamos ir tėčiai dvasiniai jūs palaiminti, jeigu turi tokių žmonės, kurie kalbės jums išeiti per Dievo žodį. Ne pagal patirtį,
ne pagal pasaulį, kaip daro, kokias išeitis, žinot, būna, ką siūlo pasaulis, ten eik per teismus, eik per įstaigas. Jeigu Dievas nesako, eik ir neik. Dievas gali ir be tų dalykų tavo išspręs problemą gamtiniu būdu. Ir kada tie dvasiniai, tie tikrieji dvasiniai žmonės, į juos reikia kreiptis, bet į tuos, kurie remsis Dievo žodžiu, tau patars, padės, o ne kažkokiom filosofijom, psichologijom, suprantat? Bet ir prie to, jeigu ir kreipsitės, jums nereikia, 100% jau jis pasakė ir bėgu darau. Jūs vis tiek turite eiti į kambarėlį, melstis Dievui ir atrasit, gausit iš jo išeitį, ramybę ir atsakymą. Visų pirmiausia, kas ateina, kada mes einame į kambarėlį, ateina ramybė. O prie ramybės ir blaivus protas, o prie blaivaus protus jūsų sprendimai kitokie, išeitis ateina, išmintis ateina, viskas pradeda spręstis. Jūs ramiau žiūrite situaciją. Yra buvę jums taip, atrodo, be reikalų stresavau, čia niekai. O atrodo, ten, kažin, bomba. Paskui žiūri iš šono ir galvo, be reikalų. Nereikėjo nieko panašaus. Nesako Dievo žodį, žiūrėkit. Jeremijos skyrius 17:7 eilutė. Laimingas žmogus, kuris pasitikė viešpačiu, kurio viltis tik viešpats, kurio viltis nėra žmonės, pastoriai, bažnyčia, žinot, vyras, žmona, vaikai, darbdavys, darbas, alga, atlyginimas, karjera, whatever. Laimingas žmogus tas, kurio viltis yra viešpats. Viskas, kas jo viltis, yra viešpats. Tik jis. Kodėl Dievo žodis galvojat, rašot, sako, jūs buvot pasaulyje be vilties. Žinot tą vietą? Be vilties pasaulyje tokie pražuvę iš viso ten mirė. Bet dabar, sako, kai jūs priėmėt Jėzų, atėjo jis į jūsų gyvenimą, jūs turit viltį ir ta viltis yra viešpatyje. Ir kada mes vylimės viešpačiu, pasitikim juom, Dievas išsprendžia visas jūsų net menkiausias problemas. Ne veltui ir sako, nesirūpinkit, ką valgysit, ką vilkėsit, kaip jums ten bus. Visų tų dalykų pagonės ieško, tie, kurie neturi vilties Jėzuje, jie jo neturi, jie gyvena pasaulio sistemą. Todėl ir rūpinasi, rūpestis jiems į normą. Turit žmonės pažįstamus savo rate, kada jeigu tu nesirūpini, sako, kas tau visai negerai, tau visiškai tas pats. Bet tokį keiksmažodį ištarė negražų. Taip galvoja apie krikščionis, mes kaip būtumėm kokių grybų prisivalgę, suprantate, viskas mums tas pats. Mums nėra tas pats. Mes ne grybų apsivalgę, mums šventoji dvasia, jeigu jinai man duoda šalom, ramybę, aš laimingas žmogus. Nes kada aš einu ramybei, tada velnias jau paklūsta šventai dvasiai, o ne jisai mane, suprantat, erzina ir kontroliuoja. Kada Jėzus miegojo valtyje, prisimenat, su mokiniais, jis tokioj ramybėj. Jis visai Mato, kodėl Jėzus tokioj ramybėj? Todėl, kad jis visada vaikščiai, jis žemėje vaikščiai, bet jis suprato, kad aš ne iš šito pasaulio ir nieks neturi galios ir jėgos į mane. Ir ten audra kyla, tie žadina, oi mokytojau, mes čia nuskęsim. Jis sako, kas čia jums yra? Atsistoja, sudraudė audrą. Ir viskas. Sako, o ką jūs maža tikėjai? Netikit. Galvojat, pražūsit? O kiek galvoja krikščionės, kad pražūsit? Kiek galvoja tokių, kad pražūsit? Dievo žodis sako, maža tikėjai. Aš su jumis. Kur jūs einat? Ko jūs trokštat? Kad pasaulis jūs išgelbės. Kad darbdavys jūs išmaitins. Taip, mes dirbam, ačiū Dievui už darbus, palaiminimas mums visiems, darbas yra palaiminimas, bet nedėkit viltis ten. Pasistengkit atlikti geriausia. Ne kaip dėl žmogaus, bet dėl jo. Jūs esat Dievo akyse, jis mato jūs ir jis gali pakeisti visą situaciją jūsų geroviai. Netgi parašyta, tikinčiam, mylinčiam Dievą viskas išeina į gerą.
Negi pati juodžiausia diena, pati blogiausia situacija, pats didžiausias grūzas, pats didžiausias priešiškumas mylinčiam, parašyta mylinčiam Dievą viskas išeina į gerą. Jeigu tu myli jį, viską Dievas pasuks į gerą tavo gerovei. Ar suprantat? Tai žodis mums reikia patikėti. Psalmės skyrius 55-22 eilutė. Pavesk viešpačiui savo naštą ir jis palaikys tave. Jis niekados neleis teisiajam svyruoti. Kas yra svyravimas? Žinau, kad Dievas padės, bet, žinot, būna toks, kaip įtiki, bet toks tabalai. Pirmiausiai mums reikia išmokti pavesti. Vėl reikalingas kambarėlis. Vėl reikalingas artumas pas Dievą. Nešauktis Dieve, ateik į mano situaciją, bet tu pats bėk pas jį. Kiek krikščionių šaukėsi, Dieve, ateik. Artinkitės prie jo, parašyta. Artinkitės prie jo. Ieškokit nuolatos jo veido. Mes pasirenkam, Dieve, aš ateinu pas tave, man reikia tavęs, atleisk, aš nugrybavau jau į taip nuėjau, kad aš nebenoriu. Ar, žiūrėkit, sūnus Palaidūnas išėjęs iš tėvo namų. Ar tėvas bėgo iš paskos jo ieškoti? Bėgo? Nebėgo. Ėjo, išėjo. Eik. Nes laisva valia. Nekontroliuoja Dievas. Bet kas grįžo? Tėvas grįžo. Sūnus grįžo. Ir kai grįžo, kas įvyko? Malonė dviguba, triguba ant to sūnaus. Mums reikia eiti pas tėtį į namus. Mums reikia artintis prie jo. Mums reikia ateiti, nuspręsti ateiti pas jį ir ateiti pas jį rasti laiką, kad ir kokia jūsų diena bebūtų užimta. Raskit laiką, raskit momentą. Nes kuo labiau jūs arčiau Dievo, tuo mažiau rūpesčių. Kuo labiau atitolat nuo į rūpesčius į pasaulį, tuo daugiau jų buvo, jų daugės ir jūs nebežinosit iš viso, kaip gyventi. Štai kodėl sutinki krikščionį, pas jį nešypsena veidė, grūzas ant galvos. Tu matai akivaizdžiai, kad jis nelaimingas. Ir žmonės mato, galvo, nenoriu aš tokios krikščionybės. Kur tavo Dievas iš jūs? Aš tikiu į Dievą. Mesgi pasaulį gyvenam. Bet tu ištrauktas iš pasaulio. Ko tu rūpinies tais dalykais? Argi tu netiki, kad Dievas pasakė, aš tave pamaitinsiu ir aprengsiu? Vadinasi, netiki. Žinot, šiandien mąsčiau ir toks atėjo man vaizdas, supratimas, suvokimas, nežinau kaip teisingai įsireikšti, kad, žinot, būna žmonės, jie labai kažko nori, labai kažko nori, jie taip labai kažko nori, jie atėjo pas Dievą, pasimeldė kartą du ir mato, kad tai nevyksta taip greit, kaip jie nori. Prie to neklausdami Dievą, ar čia tavo valia, aš tiesiog labai to noriu, aš pavedu Dievui. Ir niekas nevyksta, diena nevyksta, savaitė nevyksta, mėnesį nevyksta. Ir tas žmogus neišlaukęs iš Dievo pradeda savo jėgom ir pastangom įgyvendinti savo valią. Ne Dievo valią, bet savo norą ir troškimą. Ir pervargsta, papuola į visokius išbandymus, nes kada mes išeinam iš Dievo valios, vedami savo geismų ir troškimų, jūs visada papulsit į išbandymus, į velnio ataką, į tą vietą, kur Dievas jūs niekada nevedė, niekada dar neparuošė jums tenai, jūs įeisit patys vedami geismų ir ten vyks kova. Todėl daugelį klausaisi išbandymai. Kokie tai išbandymai? Išbandymai mums duoti Dievo yra stiprinimui tikėjimą. Ne visi yra iš Dievo duoti, kai kuriuos mes patys įžengiam, vedami geismų ir troškimų. Ten atidarom duris, principė atakai šėtoną ir jisai pradeda mus atakuoti. Pradeda strėles mėtyti mums. Visų pirmiausia, reikia paklausti sąžiningai, tėti dangiškasis, ar aš nuo tavęs nenuėjau, ar aš nenuėjau nuo tavo valios. Ar tai, ką aš darau, yra iš tavęs, ar aš čia pats sugalvojau ir primečiau, kad tai Dievo valia. Žinot, kaip būna, viską, tikriausiai Dievo valia. Ištirk pirma, kas Dievo valia. Negalvokit, kad viskas yra gera Dievo valia. Velnias irgi gerų dalykų gali duoti. Daugelis neklausia Dievo. Pirmiausiai padaro, paskiau Dieve palaimink.
O jeigu Dievas nepalaimins, aš kažkaip pats pasilaiminsiu save, savo veiksmais, darbais, kažką darysiu dėl to. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką. Kas čia yra tai? Per vietą rašto. Nusižemink. Tai reiškia pasiduok savo ego, nusižemink ir sakyk, tikrai Viešpatie, man reikia tavęs. Atėjęs į bažnyčią gali tikrai man reikia Dievo pagalbos, aš nebenoriu pats nieko daryti. Tai yra nusižeminimas, kada tu pripažįsti, kad tu nenori nieko daryti. Pats daugiau, viskas, prisidirbau tiek, kad jau daugiau nebenoriu. Nusižeminti tai yra pasiduoti Dievui ir priimti Dievo pagalbą. Ir šitoje vietoje žaidžia dvi sferos - tavo ego ir siela. Jas reikia nužeminti. Ir dažniausiai reikalingas pasninkas. Kad dvasia kiltų, o siela, ego mažėtų. Nu kaip čia žinai, vis tiek reikia kažką daryti. Jeigu Dievas sakys daryti, daryk. Nesako daryti, nieko nedaryk. Nusižemink, lauk jo. Reikės lauk metus, reikės lauk 10 metų, lauk 10 metų. Mums supraskit, kuo mes daugiau bėgsim patys, pervargsim, susierzinsim, bus rūpesčių krūvos, mes tolsim nuo Dievo ir nieko nebus, tik atviros duris šėtonui veikti jūsų gyvenime. Nesirūpinkit niekuom. Nesirūpinkit, atostogas važiuos, nesirūpinkit visiškai, nors 1 centas piniginiai, vienodai, aš važiuoju ilsėti su Jėzumi. Viso ko trokšto artumo su tavim, neprarast, o kaip tik dar įeiti giliai. O mes, žinai, trokštam kažkokių tokių dalykų, kurie nereikšmingi. Ir paskui aš patyriau, kad nieko nėra nuostabesnio ir nieko nėra fainesnio, kaip artumas su Dievu. Jūs galite išvažiuoti į Maldyvus, į visokius tenais kažkur, tai nėra blogai, tai faina, tai nuostabu, tai irgi Dievo palaiminimas, mus pamatyti pasaulį, pailsėti. Bet jeigu atsiskiriam nuo Dievo, viskas, jūs ten džiaugsmo nerasit, neatrasit net tame smėlyje, kuris žyba vos neauks. Jūs galvojat, kada tad neatrasit. Tai gali suprasti tie, kurie turi santykį ir nutolo. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Žiūrėkit, 1 Petro skyrius nuo 18 eilutės. Ir čia kalba taip jau tik užtikrintai apaštalas, kad, sako, jūs žinot, juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Jis kalba, kad jūs jau žinote, kad esate atpirkti. Apie ką tai kalba, kad iš niekingos protėvių paveldėtos elgsenos, iš to pasaulio, kuriame visi tie dalykai vyksta, geismai, troškimai, per kuriuos mes papuolam, rūpesčiai iš jų ir auga. Jūs susigeidžiat, kažko norit, negalit gauti. Dar tikrai turiu temą širdį pakalbėti, depresija, kaip ateinama, aš tikiu, tai iš Dievo atėjo man, bet kitam kartui gal kokiam penktadieninį mokymą padarysiu. Kaip tai ateina, kaip tai galima su tuom realiai būti išlaisvintam, bet čia kitam kartui. Bet, sako, jūs esat atpirkti, ištraukti, atskirti nuo viso to. Visa tai svetima, viskas. Pamirškit tai. Kaip ten jie gyvena, neįtikėję, netikintis dar. Jie gyvena ten, toj. Suprat, taip, kaip būtų padalinta. Jūs esate toj pusėje, o jie toj pusėje. Toj pusėje Edeno sodas, toj pusėje velnias laksto ir visus juodina geismais. Jūs esat iš tikrųjų, aš irgi užsirašiau, Dievas atpirkdamas jūs Jėzaus krauju nori sugrąžinti ir sugrąžina jūs į pačią pradžią, į Edeno sodą. Jūs paklauskit savęs dabar, aš duosiu tokį klausimą. Ar Adomas ir Ieva jautė kokią tai baimę?
sukurti Dievo pačią. Nejautė jokios baimės. Prie to rašo, jie vaikščiojo nuogi, rūbų nebuvo. Ir jie nejautė jokios gėdos. Absoliučiai. Jo kūnai buvo tobuli, nes Dievas sukūrė jos pagal savo atvaizdą ir panašumą. Tobuli. Žinot, kai būna žiūri, be priekaištų kūnas, viskas vietose, jokių. Prie ko velnias per visus McDonald's teikavėjus dabar taip iškreipia kūną, žmonės yra vergai tų maistų ir dėl tų paskui jie kenčia, bet čia vėl kita tema. Kaip viskas yra sugriauta, kaip visas ta nuodėmė sugriovė visą. Ir todėl kiti jaučia gėdą dėl savo kūno išvaizdos. Jis sako, jie nejautė gėdos. Ar jie rūpinosi išvis tenais kom nors? Nieko. Dievo balsą girdėti jiems buvo toks natūralus dalykas, kad Dievas ateidavo, buvo su jais tarp jų ir jie buvo natūralus, kada dabar krikščionis, aš negirdžiu Dievo balso, Dieve ateik, noriu išgirsti, maldauja dieną naktį. Jiems natūralu buvo. Kodėl? Todėl nebuvo rūpesčių, nebuvo gėdos, nebuvo baimės, 100% žinojo, kas jie yra, kieno jie sukurti, kam jie sutverti, viskas tobula. Ir Dievas kiekvieną mūsų per Kristaus kraujo kainą atpirko sugrąžinti į Edeną. Į tą pačių pradžią, kur nei ligų, nei problemų, nei skausmų, nei depresijų, kur velnias negali prisiartinti. Amen. Bet tai yra kalbama apie dvasią. Mes visi galim šitoj žemėje jau gyventi, ten gali būti Edenas, o ten gali būti ir pragaras. Ir mūsų yra pasirinkimas. O pasirinkimas koks? Aš noriu užmegzti santykį su Dievu. Aš noriu kambarėlio, aš noriu leisti laiką su juo. Aš noriu rasti laiką jam. Aš noriu skaityti žodį. Neskaityti tam, kad skaityti, nes pasakė skaityti, bet skaityti ir suprasti jį. Amen. Man patinka, kaip Dovydas jisai nuostabiai sako, tu mano užuovėja ir mano skydas, mano viltis tavo žodėje. Kada prarandat viltį, kada vyksta kažkokie tai sunkumai gyvenime, malda ir žodis. Ne pas kaimyną bėgti, šnekėtis, išlieti savo tenais dalykus. Malda ir žodis, malda ir žodis. Jūs rasit atsakymą, jūs rasit ramybę. Supraskit, joks žmogus negali suteikti jums tos ramybės, kurią Dievas duoda. Neapsigaukim. Bėga, viltis sudeda į žmonės, paskui nusivilsta, paskui yra įskaudinti, ten kraujuoja širdis, paskui reikia Jėzui gydyti jūs ten metų metais. Žaizdų žaizdos, griūčių griūtis, košmarai vieni, konfliktai vieni, apkalbus. Tokie bardakai tik dėl to, kad mes pasirenkam ne artintis prie Dievo, artintis prie žmonių. Mes žmonės padarom stabais savo viešpačiais iš mažosios raidės ir jie tarsi turi mums kažkaip gyvenimą sutvarkyti. Nei vienas pastorius, kai kurie į pastorius viltis sudeda. Tarsi jis pasakys yra bus taip. Klausykit, mes esam tarnai, Dievas mus paskyrė kalbėti žodį, bet visada nukreipti jūs į santykį su Dievu. Nes jeigu to žmogaus nebeliks, paims kaip Elijų Dievas, tai ką tada darysit? Jie jau nebeturiu gyvenimo, nebėra žmogaus, nebėra gyvenimo. Jeigu sudėsim viltis į žmogų, jūs galite akimirką įsivaizduoti, dabar esat, kad dabar viską turit maistą, turit rūbą, turit šeimą, turit namus, turit darbus. Sakykime, kaip bebuvę, kažkiek jau jaučiatės normaliai. Pavadinkim normaliai, gal nelabai gerai kai kurių, bet normaliai. Ir įsivaizduokit, dabar jūs ištraukė, dabar paima ir pastato vidury laukų, visiškai vieną, be nieko. Šeimos nėra, namų nėra, darbo nėra, nieko aplinkui. Ką jūs darysit? Jeigu neturėsit santykių, pražūsit. Jeigu turėsit santykių, Dievas visada bus jūsų viltis ir paguoda. Perskaitykit Jobo skyrių. Tas žmogus, kuris viską turėjo, viską prarado. Tik kvėpavimas liko, gyvybė, širdis plaukimas, daugiau nieko. Ištvėrė visą, buvo išbandytas.
Ir pabaigoje Dievas palaimina jį labai gausiai. Dieve apsaugok, mes nenorim patekti į tokią situaciją. Aš nenoriu. Aš tikiu ir jūs nenorit, nes ten baisu. Kada visi žudyti, visa šeima, viskas, tiesiog nieko ką prie to buvo turtingas ir nieko neteko. Bet ką tai rodo, kad turtai, visa tai aplinka prapuola, bet tik tai viltis Jėzuje, tik tai tikėjimas lieka. Suprantat? Tas yra didžiausias turtas. Jeigu jūs turit Jėzų, turit tikėjimą, jūs turtingi. Niekada nedėkit viltis į turtus. Nes jokie turtai negali išgelbėti jūs ir atpirkti jūsų gyvybės. Niekada, jokiais laikais. Nebūkit vergai turtų ir pinigų. Jie yra tarnai jūsų. Tai yra tarnai ir tarnaitės jums tarnauti siųsti Dievo. Visi pinigai, turtai, automobiliai, daiktai, jie yra tarnai jums, o ne jūs vergai jiems. Suprantat? Kai kurie vergauja daiktam. Bet jie yra jums tarnai. Jūsų geroviai. Kad tarnaut jums. Amen, o ne jūs jiems. Sako, jūs esat atpirkti Kristaus kraujo kaina, ne jokiais materialiais dalykais. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę, todėl ir mūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Žiūrėkit, ką čia kalba. Jis atpirko mus, mes įtikėjome per Jėzų Kristų patį Dievą, galbūt tikėjom Dievu, bet mes jau įtikėjom. Įtikėti ir tikėti du skirtingi dalykai. Įtikėti yra priimti. Tai sandorą sudarėm su Dievu, jis sudarė su mumis sandorą. Kraujo prie to Jėzaus sandorą. Ir sako, dabar nuo to momento jūsų viltis nebekyla į pasaulį, prezidentus, darbdavius, vyrą, žmoną, vaikus, kažką tai tokio pasaulį, bet viltis į Dievą. Ir kitoj vietoj, žinot, tikriausiai tą vietą, aš esu užsirašiusi, ar ne, kad Hebrajų skyrius 11:1. Tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės, ir padaro tai, ko nematome. Jeigu jūs tikit, kad Dievas, ką pasakė žodyje, ir vilėtės, kad jis tai padarys, jis ir padarys ir parodys tai, įvyks tai materialiai. Tai įvyks materialiai ir matomai. Jeigu jūs tikit, kad padės jums žmogus, Dievas net piršto nepajudins dėl jūsų gerovės. Nes Dievas yra Dievas, jis pavydus Dievas. Jis atpirkti esat Jėzaus krauju. Ir arba viltis Dieve, arba viltis pasaulyje. Neapsigaukit savęs. Kada mes pradedam nueiti nuo Dievo ir viltis žmonėmis, mes išduodam jį, mes esam kaip paleistuviai. Mes galvojame, Dievas mums negalės padėti, reiškia, žmogus yra aukščiau Dievo, jis mums padės. Taip Dievas veikia per žmonės mūsų geroviai. Veikia per žmonės, bet mes nesikreipiam pirmiau, nededam viltis į žmogų, bet dedam viltis į Dievą ir Dievas pajungia juos mūsų gerovį. Atveria duris į naujus darbus, kaip pavyzdys. Suminkština kieno tai širdį, įdeda troškimą kam ką padėti, kaip padėti, palaiminti. Suprantat, yra visokių, tai Dievas. Kad netgi mūsų kelius Dievas veda, kada mes pasitikim jom. Sako, pasitikėkite jom, ne savo mintimis, ir jis nukreips jūsų kelius. Jūs pradės vesti ten, kur proveržis, vesti ten, kur išeitis, vesti ten, kur pagausėjimas, padauginimas, o ne vesti ten, kur problemos, griuvimas į minusą. Bet mes turim sudėti viltis į Dievą. Skaityti žodį ir tikėti, kad jis yra gyvas. Nesvarbu, kiek prieš kalbės balsų, čia buvo, čia kažkam veikia, tau neveiks, tu koks nors toks yra noks. Skaityti ir tikėti, kas parašyta. Skaityti ir tikėti, kas parašyta. Nepriimti jokių tokių doktrinų, kurios prieš Dievo žodį kalba. Tai yra
Neigiama, kas yra neigiama, kas prieš Dievo žodį kalba, kas neigia Dievo žodį, tai yra ne iš Dievo ir tai yra ne Dievo. Tai yra kiti dalykai, kita doktrina, kita religija, kiti mokymai ir jų nereikia mums žinoti. Mums nereikia mišrainės, nuo kurio paskui vidurius pučia. Mums nereikia. Aš atsisakau, aš nenoriu mišrainės. Aš priimu tik tai, kas gyva, kas tikra, kas iš Dievo. Jeigu jis sako, aš pasirūpinsiu, vadinasi taip ir amen. Man nereikia stresuoti ir nervuotis, kaip čia kas bus. Aš prisimenu anksčiau. Pergyveni, nervuojas. Ir suprantat, dar ne tai, kad tu pats tavim grūzė vaikštai, tu dargi tą grūzą mes mokam, juk sako, versmės kokios jos viduje tokios ir išsiverš. Tai tas įsiveržė ir ant vyro, ir ant vaikų, ir visi blogi, ir visi negeri, ir visus sujungiam, susukam, ir visi kenčia. Bet sako, iš jūsų versis gyvosios versmės, o ne mirties versmės. Kaip jos versis? Tik tai santykyje, kambarėlyje. Versmės veršis iš jūsų, kada jūs turit santykį, laiką kambarėlyje su Dievu. Atsiskyrę nuo viso pasaulio. Kol jo nėra, jokių versmių ten nematys, ten lašas gal koks, tas džiūna jau. Džiūna jau. Įsivaizduokit, dabar jūs esat vazonas. Ir kada jūs ten kreunat rūpesčius, pasaulio geismus, norus, tą šiukšlės, ten taip užsitrombuoja, kad ten reikia gyvo Dievo įsikišimo taip stipriai, kad išplautų visą. Bet jūs galite būti ta vaza, tas indas, kuriame Dievo žodis, tikėjimas ir iš jo veržiasi viltis, veržiasi ramybė, veržiasi gyvenimo žodis, ne tik jiems patiems. Ir atsakymai ateina iš vidaus, nes ten prikrauta yra reikiamų metų, reikiamų vietoj susidūrus su problema. Ir ateina visa tai, ką jūs prikrovėt, ką jūs sudėjot. Jūs esat indai, parašyta rinktiniai indai. Indai, į kuriuos Dievas nori sutalpinti visą savo aš. Suprantat? Indai, kurie parodo Dievo meilę, teisingumą, kalba gyvenimo žodį, o ne indai, kurie savo problemas neša į kitus kiemus ir dar kitų problemas į kitų kiemus ir iškelia problemas ir gyvena problemas ir vien tik problemas, daugiau nieko kalbos nėra. Mes turim jų, mes pasidalinam, kada jos yra mums labai jau slegiančios. Ačiū Dievui, Dievas yra tik toks gailestingas, toks maloningas, jis duoda mums vieni kitus. Jis padeda. Bet neatmeskit to bendravimo su Dievu visų pirmiausia. Nes niekas nežino jūsų. Niekas žmogus negali pažinti. Ir žinot, kaip sako liaudiškai, nebuvai mano batuose, negali manęs teisti. Niekas nežino, kaip, kokiu būdu, kaip tu ten patekai ir kokias ten vyko. Mes negalim suprasti žmogaus taip, kaip Dievas supranta savo kūrinį. Mes tik galim dalinai. Todėl duoti patarimus kažkokius išgalvotus, tai yra pavojinga. Tai yra pavojinga. Nes tas žmogus priėmęs gali nukreipti kažkur, ne ten, kur Dievas nori. Todėl kreipkitės tik tuo atveju, jeigu turit dvasinius tėčius, mamas, kurie... Kodėl aš sakau dvasinius tėčius, mamas? Todėl, kad tėtis ir mama dvasiniai, kurie ne taip, kad ganytojai, ten... gerų ganytojų yra, bet yra tokių, kur nerūpi avis, sako. Bet kodėl? Todėl, kad jie kaip tėtis, kaip mama, jie širdį atiduoda. Jie išgyvena tave. Jie nėra kaip atzin man, ne tavo, man vienodai. Tavo problemos, eik pas Dievą ir amen. Aš prisimenu, aš pasidalinsiu senai, kai prasidėjo šitą bažnyčią. Teisingiau dar net nebuvo prasidėjus. Galim dar pasakyti, tik tais pastorius man atvažinėjo. Ir buvo momentas, kada mūsų vyrų jis pakvietė, uždėjo rankas ir meldėsi ir sako, jūs būsit kaip tėtis ir mama. Ir aš, žinai, dabar kaip prisimenu, man tai kažkas, būna per laiką tu užmiršti. Ir kažkada atsimenu, vieną mokymą klausiausi iš Amerikos, vieno tokio tikrai vaisingo tarnautojo. Ir jis užsiminė ir man visą tai iškilo iš naujo, nes tik primiršti. Žinot, galvoju, jau tėtis, mama, žinai,
Čia būsit kokie paštalai, misionieriai garsus. Mes kito trokštam, žinai. Ateis, mama. Toks. Ir aš dabar supratau. Aš dabar suvokiau, kokia svarbi pareiga. Gi ne vienas taip nesirūpina kaip tėvai vaikais. Jūs raskit, kuris rūpinsis vaikais taip stipriai ir taip jos pažins kaip tėvai. Joks kaimynas, kad ir koks jis geras bebūtų pažįstamas giminaitis, jis taip negalės pasirūpinti ir taip globoti vaikus taip kaip tėvai. Aš kalbu gerus tėvus, ne kažkokius ten, šiaip šiokius tokius. Ir dar viena, tėvai ne visada turi daug vaikų. Tai vėlgi gal Dievas jisai duoda tik atitinkamą kiekį, kad būtų tikri vaikai, kuriuos išlavintų, kuriuos išmokintų ir paleistų pasaulį. Kol ateis nauji, paskiau naujus išmokintų, išlavintų ir paleistų pasaulį. Kad padauginti Dievo Evangeliją, o nesulaikyti vienoje vietoje, kaip į keidžą, žinai. Bažnyčia keidžas niekur iš jos. Lauk nein. Įėjot, išėjimo nėra. Todėl, mėlyjeji, ačiū Dievui už viską. Palaimintas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu, kurio viltis yra viešpats. Jeremijos skyrius 17:7 eilutės. Išgirsk, tu esi palaimintas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu, kurio viltis yra viešpats. Bet kokiu atveju viltis yra viešpats. Ir toliau rašyta, kaip jis atrodys tas žmogus. Vat kokia jo bus funkcija ir kaip jis atrodys vizualiai, kas vyks su jom, kada jis va taip daro, pasirenka pasitikėti viešpatį ir viltis jom. Jis bus kaip medis, ne koks krūmokšnis šabakštynas, medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis šaknis prie upelio. Jis nebijos ateinančios kaitros, jokių rūpesčių. Jo lapai visada žaliuos. Jis nesirūpins sausros metu, bet nuo tautos veš vaisių. Įžvelk save šitoj vietoj. Dievas sako, tu patapsi kaip medis, kuris visada būsi aprūpintas viskuom, ko reikia, ko medžiui reikia. Žemės ir vandens. Viskas. Visa jo struktūra, funkcija. Jeigu medis jis yra laistomas arba jis pasodintas geroj vietoj, jis visada žaliuos ir visada vaisiai bus. Jam nieko daugiau nereikia. Nei trąšų, nei žmogaus įsikišimo, nieko. Absoliučiai. Jam tai reikia drėgmės, kiek reikiamo, ir žemės, kad būtų žemė, kur šaknis leisti. Viskas. Tokia jo funkcija. Ir jis sulygino, sako, tu būsi kaip medis pasodintas prie vandens. Visi ištekliai, visa tai, ko tau reikia gyvenimui ir demotumui, tau bus aprūpinta. Jeigu tu pasirinksi pasitikėti Dievu ir sudėti viltis į jį. Ne į žmogų, niekur kitur. Jom, su jom, visada jis. Ir kokios kaitros bebūtų, kokie išbandymai bebūtų, kokie rūpesčiai beateitų, kas be nutiktų. Jis sako, nebijos, bet ne tik, kad žaliuos. Kas yra žaliavimas? Džiaugsmas, ramybė ir nešvaisių. Prie to irgi ramybė, džiaugsmas, meilė, užuojauta, gailestingumas, tai yra dvasiniai, tai yra vaisiai, kurie ateis. Bet tik tada, kada mes būsim su jom. Tik tada tai vyks. Niekada nebūsim pusiau. Pusiau yra pusiau. Niekaip, mėlyjei. Štai noriu viešpaties Jėzaus vardu, kad visi priimtumėt šitą žodį į širdį ir gautumėt savo tikrai tą, kad tas sėkla įkristų. Paprastas žodis visiškai. Bet aš tikiu, kad jis reikalingas. Prisimenat vieną atvejį, aš jau į pabaigą. Tikrai į pabaigą. Visi šalko, jau visi visko kažko nori, skanaus, saldaus. Lukos skyrius bus 10, 38 eilutė. Čia Jėzaus buvimų žemėje. Perskaitysiu vietą.
labai įdomi vieta, labai paprasta, bet labai tokia svarbi, sakyčiau, irgi suprasti. Kaip mes apgaulingai papuolam į rūpesčius. Aš prisimenu, pačioj pradžioj aibė tokių atvejų buvo. Aibė tokių atvejų, kada tu pasirengi tokiais rūpesčiais rūpintis, tu taip pavargsti. Bet prie to rezultatas, tas vaisius rūpesčių yra ne tik, kad nuovargis, išsekimas, bet pyktis ir susierzinimas. Ir netikėjimas paskui dar. Gal ir prakeikimai iš burnos. Tai yra vaisiai velnio. Tai ne Dievo vaisiai. Prie to, kada tu sudedi viltis į viešpatį, tu renkiesi būti su juom, eini į kambarėlį, į maldą. Viskas vaisiai ramybė, džiaugsmas, malonumas, ateina supratimas, ateina suvokimas, Dievas suteikia išmintį, jis duoda išeitį, jis nukreipia kelius. Paskui, wow, galvoju, Dieve, kaip tu taip viską sudėliojai. Supraskit, kad tėtis jūsų alfa ir omega, jūs pradžia ir pabaiga, jis žino kiekvieną visą situaciją. Jau paruošta išeitis yra kiekviena. Supraskit jūs tai. Vienintelė, ko jūs ieško tikėjimą, ar jūs tikit ir pasitikit juom. Ar tikit kitais dalykais. Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo vieną seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpatės kojų, klausėsi jo žodžių. Tas ir yra mūsų atėjimas prie Dievo į tą kambarėlį, į jo žodį, kada mes realiai atsisėdam dvasioj prie viešpatės kojų ir klausomės jo. Supraskit, kad kambarėlis nėra tik jūsų kalbėjimas ištisas. Yra momentai, kada jūsų tyla ir jūs klausotės jo. Jūs klausotės Dievo. Ne jūs tik tyloje išgirs Dievą galite. Jeigu patys tik šnekėsit, ir amen, stojus ir einu, jūs neišgirdo Dievo, jūs reikia palaukti, kol atsakymas ateis. Amen. Ir sako, Marija, jinai pasirinko atsisėsti prie Jėzaus, jinai nekreipė dėmesį į bet kokius rūpesčius, bet jos sprendimas buvo, aš pasirenku, Jėzus, wow, aš noriu su juom būti, aš pasirenku sėdėti. Man vienodai jis valgys ar nevalgys, gėris ar negėris. Jinai pasirenka šitą vietą, šitą poziciją. Ir sako, klausosi jų žodžių. Morta prie to jos sesuo buvo susirūpinusi visokių patarnavimo. Jis stabtelėjo ir žiūrėkit, kas vyksta. Jinai susirūpinusi buvo patarnavimu. Rodos ir gerai patarnauti. Tarnystė yra gerai. Bet kas vyko? Jinai buvo kaip pasakyti, per daug susirūpinusi. Kaip čia patarnauti, kaip čia tam Jėzui, žinot, čia toks mokytojas, žinot, toks, kaip iš kailio vos nesiverst, kaip tik tais pasirodyt, koks tu esi super puper, kad tave, čia taip gerai pamaitinai, čia taip skaniai, žinot, kaip būna. Ir jinai gaunasi antiek tas susirūpinimas, į ką jinai vedė. Išskaitom toliau. Jis taptelė ir pasiskundė. Tas susirūpinimas jos įvedė į susierzinimą ir pyktį ant sesers. Kodėl jinai nieko man nepadeda? Pasakyk tu jai, kas yra. Kodėl aš čia vieną pati turiu tiek plušėti? Bet Jėzus neprašė nei duonos, nei vandens. Jis pats duona ir vanduo. Jis pats atėjo pamaitinti ir pagirdyti išalkusius ir ištroškusius, o jūs suprantat. O jinai visais galais, čiagi svetys, reikia kažkaip, tai taip, ir anaip. O Marija atsisėdo ir klausėsi gyvenimo žodžių. Ir ką Jėzus pasakė? Ir jinai dar pasiskundė, Morta, viešpatė, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Dieve, ar tau nerūpi, kokias aš problemas pareinu? Nesakykit taip. Dievui viskas rūpi ir jis žino. Dievui atnešti reikia savo rūpestį.
pavesti savo rūpesčius jam. Bet niekada nesakyti, ar tau nerūpi. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpinis ir sielasi daugelį dalykų, o reikia tik vieno. Ir Marija išsirinko geriausią dalį, ir kuri nebus atimta iš jos. Išgirskit, mėlyje. Morta, Morta, tu rūpinisi daugelio dalykų. Bet, sako, Marija pasirinko geriausią dalį. Iš jo, kuri nebus iš jos atimta. Vietoj to, kad rūpintis ir eiti diskusijas, kur yra rūpesčiai kalbami labai daug ir stipriai, pasirink eiti prie Jėzaus kojų į kambarėlį. Ir ta dalis, ką Dievas ten tau duos, kokius apreiškimus, atverimus, žodį, džiaugsmą, tai nebus iš tavęs atimta. Nieks negalės to atimti. Nes tai, ką Dievas duoda, joks pasaulis žmogus negali atimti, supraskit tai. Net velnias negali atimti. Jūs galvojat gali, jis negali. Štai, mėlyje, pabaigai toks būtų žodžius, kad visas viltis sudėkime į jį. Net mažiausias, net smulkiausias. Net pačias nereikšmingiausias. Nes yra žmonių tokių, kurie sako, Dievas per daug užsiėmęs, kad rūpintusis čia tokiam smulkmenom. Tai yra išdidumas, uždaras, užslėptas išdidumas. To žmogaus, jeigu jis taip mąsto ir kalba. Tu negali taip kalbėti prieš tėtį. Įsivaizduojat, jūs tėtis ir pasakytų vaikas, tu per daug užsiėmęs, kad manim rūpins. Jūs žeistų tai, nes jums rūpi jūsų vaikai ir jų gerovė. Kaip mes galim taip sakyti, vas per daug užsiėmęs, kad manim rūpintus. Tur daugiau reikalų. Yra labiau, kurie tenais problemų turi didesnių negu aš. Dievo jūsų mažiausios problemos rūpi. Bet išmokimės perduoti. Amen. Ačiū Jėzui. Ačiū Kristui. Jis toks geras. Aleliuja. Kada Dievas kalba, kad nesirūpinkite per daug savo gyvybę, nei ką valgysite, nei savo kūnų, ko vilkėsite, nes jis pažymi, kad kūnas yra ir gyvybė daug svarbesnė už tos materialius dalykus. Jis neatmeta to, kad jums to nereikia ir jūs galite vaikščioti nuogi ir nevalgę, jis neatmeta to, bet sako, žiūrėkite paukščių, žiūrėkite visus tus kūrinyje, kurią Dievas pasirūpina. Jie nieko nedaro. Natūraliai yra maistas, natūraliai yra viskas duota, pavyzdžiui, paukščiams, visiems vabalams, vabžiams, viskas yra duota. Bet sako, ar jūs nepalyginti vertesni už paukščius? Kasgi jūsų galėtų savo rūpesčių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą? Kas galim per rūpesčius savo pridėti metų? Nei vienas. Pražilti gali. Argi ne? Jis sako, kam rūpinatės tais dalykais? Įsižiūrėkite, kaip augo lelijos. Jos nei verpia, nei audžia. Bet sakau jums, nei Saliamonas pačia savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena jų. Ir toliau sako, jeigu Dievas taip aprengė laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, jeigu Dievas tokius dalykus padaro ir laikinit, kurie yra, sako, argi dar labiau pasirūpins jumis mažatikiai, tad neklausinėkite, ką valgysite ar ką gersite ir nebūkštaukite. Nebūkštaukite, tai nebejokite, nedvejokite, jeigu būtų kitaip išversti. Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonės. O jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės, o visa tai jums bus pridėta. Einame jo karalystę, ieškom jo veido. Viso ko trokštų. Mes grįžom iš kelionės, vaikštau ir sakau, viešpatie, aš viso ko trokštų būti su tavim. Nieko man daugiau nereikia. Aš kvėpuoti net nenoriu be tavęs, nes aš atradau džiaugsmą tavyje. Aš atradau
palaiminimą, malonę tavo, aš atradau tai tą brangiausią turtą, kur visa kita nublanksta. Ir kada jūs taip elgėsit, jūs ir santykiai gerėja, jūs klestit visom prasmėm. Visom prasmėm. Ir jums nereikia žmogaus įsikišimų, jums nereikia. Kad jūs džiaugtumėtės, jums nereikia, kad žmogus pradžiugintų anekdotus keltų kiekvieną rytą. Nereikia radijo įsijungti, kad ten dainuotų kažkokios pasaulietinės pasaulietinės dainas. Jums nereikia, nes jūs džiaugiatės. Ir tas džiaugsmas teka iš jų. Aleliuja! Nebūkite tokie padusę. Džiaukitės, viešpats gyvas. Jis žino jūsų rūpesčius. Jis žino. Leisk jam įsikišti ir leisk jam paimti juos. Bet nesisielok, jeigu neįvyks taip, kaip tu nori. Nes tėtis yra tėtis, jūs esat vaikai, jis žino geriau kaip ir kokiu metu. Kantrybės visiems meldžiu Jėzaus vardu išlaukti to laiko momento ir nebėgti paskui kitus, nes kažkas bėga, lekia ir man reikia. Niekada nedarykite taip. Pasimelskime, mėlyjei. Mes dėkojam tau, Viešpatie, už žodį, už tavo meilę mums, už tą žodį, kuris tikrai yra gyvas. Aš nežinau, mėlyjei, jūs tikit, netikit, bet aš tikiu kiekvieną raidę, kas yra parašyta. Neįmanoma gyventi kitaip. Jeigu mes skaitom ir netikim, tai kam jūs nereikia atskaityti. Aš sakyčiau, jeigu jūs skaitot ir netikit, tai nereikia net skaityti. Aš skaitau ir aš tikiu ir mano viltis sudėta į Dievą. Visom prasmėm. Viso, ko trokštų, jo ir jo. Nei tarnavimų, nei ten kažkokių dalykų. Viso, ko trokštų, jo eiti giliai. Pažinti jį. Supras, girdėti. Tai yra tokie nuostabus, jeigu mes šito dalykų netrokštim kažkokių kitokių dalykų, žinot, bažnyčios, stebuklų, visų pirmiausia reikia trokšti jo, artumo su juom, santykių su juom, eiti giliai į jį, o visa kita bus kaip rezultatas ateis. Jis ateis. Kai kurie trokštat būti geresni, trokštat mylėti labiau žmonės, bet atsakymas, jūs trokštat gerai trokšti, atsakymas yra jo santykiuose. Pradėsit mylėti, kada patys pamėsit, kaip toj giesmėj paskutiniai. Kuo labiau aš artinuosi prie tavęs, kuo labiau aš ieškau tavęs, tuo labiau aš priartėju. Kuo labiau priartėju, tuo labiau aš tave myliu. Kaip jūs galite mylėti Dievą, jeigu jūs net iš viso neturit net laiko jam? Niekaip jūs nepamilsit jo. Be šansų. Nėra šansų pamilti to, ko jūs iš vis santykių neturit. Kaip? Girdėjau, kad mylėti reikia Dievą. Kuo labiau artinatės, tuo labiau suranda. Kas ieško parašyta, kas ieško, tas randa. Kas beldžiasi, tam atidaroma. Jeigu jūs ieškot Dievo veido, ieškot santykių su juom, jūs visada atrasit jį. Visada atrasit. Belsitės ir Dievas visada atidarys. Bet jeigu jūs galvojate, Dievas viską žino, viską supranta, važiuoju toliau, taip neveikia. Ieškoti reikia jo nuolatos. Ir velnias bėgs nuo jūsų. Amen. Ugnis degs, velnias bėgs, klestėsit, rodysit šlovę Dievo, meilę Dievo žmonėm, jūs nustepsit, kas vyks jūsų gyvenime. Tai problemas bus, kai žinot, kaip nubirėjo viskas, užbiroj nubirėjo. Amen. Palaimas mėlyjei, meldžiu Jėzaus Kristaus vardu, vienintelio santykio artumo su juom. Ieškokit jo. O visa kita bus pridėta, kaip jis žadėjo. Visa kita jūs gausit ir gausiai. Amen. Ir jokios tokos pas Dievą nėra. Dievas turtingas ir nori turtų savo išlyti. Jis nori sugrąžinti jūs į Edeną, kur ramybė, džiaugsmas, kur gėdos nėra, kur yra jis ir tu. Amen. Mes dėkojam tau, Viešpatie. Aleliuja. Ir mes priimsim duos.